Greitas internetas – gerų švenčių paslaptis. Tik 8,97 € per mėnesį. Užsisakius internetu įrengsime per parą. Baltikum namų internetas. Jo reikia net Kalėdų seneliui. Penktadienio lapkričio 28 laidoje Moterų krizių centras organizavo šeimų žygį ir pokalbį apie psichikos sveikatos sunkumus. Kėdainių profesinėme rengimo centre viešėjo prozininkė, vertėja Violeta Šoblinskaitė Aleksa ir rašytojas Gasparas Aleksa. Kėdainių sporto centro komanda 74-95 turėjo pripažinti Vilkaviškio Perlas Go pranašumą. Kėdainių rajono Moterų krizių centras jau 3 metus įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Higienos instituto organizuojamą iniciatyvą Žvelk giliau. Tai psichikos sveikatai skirtas projektas, kuriuo siekiama didinti Lietuvos visuomenės narių žinias, keisti jų nuostatas susijusias su psichikos sveikata bei skatinti tolerantišką elgesį. Iniciatyvos Žvelk giliau uždaviniai paskatinti žmonės atpažinti ir suprasti savo ar kitų emocijas, jausmus, sunkumus, prireikus kreiptis pagalbos, mažinti stigmas nuostatas apie psichikos sveikatą, kuriančią socialinę atskirtį tarp skirtingų visuomenės grupių. Taip pat prisidėti prie pozityvaus visuomenės požiūrio į psichikos sveikatą, mažinti mitus ir stereotipus, kurti žmogaus teisėmis grįstus ryšius tarp visų visuomenės narių. Savaitgalį kėdainiečiai kartu su vaikais dalyvavo šeimų žygyje Kartu lengviau. Tai buvo viena iš paskutinių šių metų Kėdainių Moterų krizių centro vykdomų iniciatyvos veiklų, kuri skirta šeimos narių santykių kūrimui ir stiprinimui, psichikos sveikatos ir emocijų valdymo žinių įgijimui, bei pažinčiai su Žvelk giliau psichikos sveikata Kėdainiai ambasadorėmis Genute ir Evelina, autistiško berniuko mama ir sese, kurios dalijosi asmeninėmis psichikos sveikatos sunkumų išaugtų vaiko autistiškumo patirtimis. Šiandieną vyko vienas iš Kėdainių rajono Moterų krizių centro plataus spektro vykdomų veiklų renginių. Tai šeimų žygis skirtas psichikos sveikatos stigmos mažinimui ir pažindinimui su psichikos sveikata. Žygis prasidėjo Kėdainių senamiestyje, šeimos, suaugę ir vaikai ėjo įvairias stoteles, kuriuose atlikinėjo užduotis skirtas psichikos sveikatos stiprinimui, o galutinė mūsų susitikimo vieta tai šeimų asociacijos ir Vidora buveinė, patalpos. Asociacija mus šauniai priėmė, džiaugiamės jų erdvėmis ir čia turėjome susitikimą su psichikos sveikatos ambasadorėmis, šeima, dukra ir mama, kurios kalbėjo apie tai, kaip jų diagnozę priėmė šeimos artimieji, kaip visuomenė reagavo į jų pasidalinimą tuo, kad sūnus yra autizmo spektre. Ir vaikai turėjo judrius žaidimus, užsiėmimus, vaišinosi pica, o tėvai tuo metu dalyvavo iniciatyvos Žvelk giliau įvykdytoje veikloje, susitikime su ambasadoriais. Kuo naudingi tokie susitikimai, tokie žygiai iš tikrųjų, kaip tą visuomenę keičia? Pirmiausiai turbūt galima pabrėžti tai, kad šita mūsų veikla mes nušovėme 2 zuikius. Mes pakvietėme šeimas pabūti kartu, praleisti kartu saulėtą, šiltą rudens pusdienį, tuo pačiu sužinoti daug įvairių dalykų apie psichikos sveikatą. Ir kita vertus, ambasadorių, psichikos sveikatos iniciatyvos ambasadorių pasisakymas davė suaugusiai auditorijai, žygio dalyviams, supratimą apie toleranciją tiems, kurie yra šalia mūsų ir yra truputį kitokie negu visuomenėje nustatytos normos. Tai šitokie mūsų susitikimai ir skirti, šito projekto susitikimai, Žvelk giliau projekto susitikimai ir yra skirti visuomenės požiūrio keitimo, stigmos mažinimo, psichikos sveikatos sutrikimų ar sunkumų klausimais.
Kėdainių profesinėme rengimo centre svečiavosi prozininkė, vertėja Violeta Šoblinskaitė Aleksa ir poetas prozininkas, dramaturgas Gasparas Aleksa. Kaip žinia, ši savaitė visoje Lietuvoje, taipogi ir Kėdainiuose, yra suaugusių mokymosi savaitė, kurios pavadinimas mokymosi sodai. Tai kadangi Kėdainių profesinio rengimo centras turi ne tik jaunimo, bet pas mus mokosi ir suaugę testinėse programuose, taipogi pas mus prisiglaudę yra senojo 3 amžiaus universiteto žmonės, tai šios savaitės rėmuose mes pakvietėme rašytoją Violetą Šoblinskaitę ir jos vyras Gasparas Aleksa, kuris moderuos šį renginį. Suaugusių mokymosi savaitė yra toks akcentas, priminimas ir valdžios moterims ir vyrams, kad yra suaugusieji, kai kurie yra baigę darbinę veiklą, kurie kiti aktyviai dalyvauja darbo rinkoje, bet tas neformalus švietimasis, ugdymasis yra labai svarbus bendram žmogaus išprusimui, pilietiškumų ugdymui, ypatingai šiais laikais, kas yra svarbu. Tai manau, kad ta suaugusių švietimo savaitė, kaip ir daugelis kitų tokių ar dienų ar savaičių, primena visai visuomeniai, bendruomenėms ir, kaip minėjau, ir valdžiai, kad yra suaugę ir kuriems reikalingos ne tik formalus išsilavinimas, kažkokie diplomai, atestatai, bet labai svarbu ir tas neformaliai įgytos įgūdžiai, mokėjimai. Jauki popietė buvo skirta Violetai Šoblinskaitei Aleksai. Renginio metu autorė dalyjosi savo literatūrinėmis įžvalgomis, kūrybinio kelio patirtimi ir naujausia kūryba. Kėdainiuose pirmą kartą susitinku su skaitytojais. Patį pirmą, nors šiaip Kėdainiai tai labai mielas ir labai brangus mums miestas, nes ilgus metus čia važinėdavo melstis. Tai savam kaime pranašas nebūsi. Taip jau yra. Šiaip tai aš įvairia planė tokia su ir tai. Man labai patinka rašyti pjesytes vaikam. Esu parašysi 3 romanus, daugiausiai iš namų poezijos. Verčiu iš lenkų, rusų, čekų kalbos. Šiek tiek kartveliškai moku. Vienas didžiausių mano darbų tai yra Čiabo Mirėdžibio išverstas romanas, kuris originaliai vadinasi Data tu taškė, bet kadangi data labai taip vardas tas keistai skamba lietuviškai, tai faktiškai europinė visa tradicija verčia Mėnulio sūnus, nes tu taška yra jų panteono Mėnulio dievaitis. Didelė stora knyga, labai reikšminga knyga. Kartvelai ją laiko šalia Biblijos ir šalia Karžygio tigro kailių, šatarų stovelių. Visų kitų darbų yra pilna. O poezija? Šiaip su poezija dabar gana sudėtingi reikalai. Poezijos srautas yra labai didelis ir norint prišaukti skaitytoją reikia gerokai pasidarbuoti. Bet tai yra labai talentingų jaunų žmonių, kurie dabar ateina, jauna karta, kurie tiesiog kvėpuoja ir tokiu tradicišku eiliuotu žodžiu, ne vien verlibrų. Ką šiandien su kėdainiečiai šnekėsitės? Jūsų pristatyti paskiausią, naujausią tavo knygą, tai aš pavadinau ją Proezija, nes tam tartum poetinis tekstas yra tartum įvilktas į prozos formą, tartum pasakojimas kažkoks. Tai šie pastarieji metai tokie buvo man derlingi. Pernai pasirodė 3 romanas, šiemet kažkaip pavyko išleisti poezijos knygą. Taip ir gyveni žmogus, nuo vienos knygos prie kitos. Kas jūsų svarbiausia? Jausmai, žmonės ar išgyvenimai vidiniai kažkokie? Svarbiausia, tai yra Dievas. Taip. O Dievas yra meilė.
Susitikimą profesionaliai ir linksmai moderavo rašytojas, 6 romanų autorius, gydytojas chirurgas Gasparas Aleksa. Klausytojai turėjo progą ne tik išgirsti kūrinių ištraukas, bet ir užduoti klausimus, pasikalbėti apie gyvenimiškąją patirtį, kūrybinius procesus bei įkvėpimo paieškas. Kėdainių sporto centro komanda po 9 pergalių iš eilės dėja patyrė antrąją nesėkmę. 74-95 turėjo pripažinti praėjusio sezono nacionalinės krepšinio lygos vicečempionų Vilkaviškio Perlas GAU pranašumą. Šeimininkai šioje dvikovoje užfiksavo sezono antirekordą. Lygos debiutantai padarė net 27 klaidas, kai Vilkaviškio ekipa prarado tik 13 kamuolių. Kėdainių sporto centro komandoje Medas Kuprijanovas sumetė 17 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir nugvelbė 2 kamuolius bei surinko 24 efektyvumo balus per 30 minučių. Rokas Ūzas pelnė 13 taškų, tačiau suklydo ne 10 kartų. Paulius Samaška mačą baigė su 10 taškų ir 7 klaidomis. Varžovai buvo fiziškesni, parodė didesnį norą. O mes buvom kaip nesavi šiandien. Nežinau, gal jėgų pritrūko, tai lygos, tai traumos, tai vienam, tai kitam, tai tas susėda. Na, o priešininkas šiandieną kažkaip kiek metė, tiek pataikė. Taip, gera komanda, gerai atrodė šiandien, labai fiziški, geri amerikiečiai, tai sunku buvo. Turnyrinėje lentelėje vis tiek nieko tai daug nekeičia. Taip, turim į sekančią varžybą žiūrėti ir siekti pergalės. Šeštadienį važiuojam į Plungę ir bandysim grįžti pergalių kelią. Na, jaunasis komentatorius kėdainietis Aistis Kacevičius prisipažino, kad pirmą kartą teko komentuoti, kai komanda pralaimėjo, bet jis labai dėkingas sirgaliams. Tai iš tikrųjų keistas jausmas, nes nuo praeitų metų, kai pradėjau dirbti, jau dar žaidėm kol kas Nostra RKL A divizione, nebuvom patyrę pralaimėjimo, tai pirmasis mano kartas, kai pralaimi komanda. Keistas jausmas, bet iš kitos pusės labai linksma, kadangi tikrai matosi sirgalių pagausėjimas, komanda rodo puikius rezultatus. Aišku, natūralu, kad ne visą laiką pasiseks mums ir laimėsime ne visą laiką, bet svarbu tiesiog ateiti, palaikyti, mėgautis ir skleisti tą žinią, kad mes esam krepšinio miestas. Tai man geriausias akimirkos. Manau, pralaimėjimai bus visą laiką, tai tiesiog reikia mėgautis ir bandyti užvesti areną, o kartais tai padės laimėti iš sunkių varžybų, išlipti iš duobės. O kas paskatino pasirinkti komentatoriaus duoną? Tai iš tikrųjų, nežinau, savo mokykloje organizuoja išvykas į Kauno Žalgirio varžybas Kaune. Tai komandos vyriausiasis treneris Gediminas Butkus pakvietė, kadangi lankiau anksčiau krepšinį, bet supratau, kad gal nenoriu būti pačių krepšininkų, noriu būti prie krepšinio šalia, tai puikia galimybė, labai patinka ir tik tai skatinu tas visas žinias, bendrauti tiek su žmonėmis, tiek tą kalbėjimą, viešąją baimę naikinu, tai smagios akimirkos. Atsisiųskite naująją Kėdainiečio kortelę. Patys pirmieji sužinokite apie vykstančius renginius. Praneškite apie pastebėtą problemą visame Kėdainių mieste ir rajone. Pasinaudokite tik kėdainiečiams teikiamomis nuolaidomis. Nauja, moderni ir dar daugiau privalumų. Su Kėdainiečio kortele mūsų miestas čia. Greitas internetas – gerų švenčių paslaptis. Tik 8,97 € per mėnesį. Užsisakius internetu ir rengsime per parą. Baltikum namų internetas. Jo reikia net Kalėdų seneliui.